Apple jau pardavė 200 000 savo ateities akinių. Ir štai čia jie. Juokauju. Iš kur aš juos gausiu? Ašgi ne koks habibis. Bet daug valandų informacijos ieškojau iš youtuberių, iš Apple ir dabar papasakosiu viską, ką tau reikia žinoti. Papasakosiu tiek minusus, tiek pliusus, na dabar įsivaizduokite, kad užsidėjome akinius. Kai užsidėti Apple Vision Pro, tai ką matote yra jūsų erdvė ir viskas, kas joje yra. Taip pat galima matyti šalia sėdinčių žmonės, o kiti matys akis iš tavo išraiškos. Dabar išsiaiškinkime, kaip naršyti per šiuos akinius. Pagrindinėme meniu lange galite pasiekti visas programas ir funkcijas. Į akinius neįdedamas joks pultelis, tai galima juos kontroliuoti akimis, rankomis, balsu. Kad paspausti, tiesiog pažiūri į kažką ir baksteli pirštu. Pastebėsite, kad aplink paveikslėlį kambarys pritemsta. Norėdami padidinti nuotrauką, tiesiog pažiūrėkite į kampą, suimkite bei vilkite. O dabar nutolinti ir sumažinti vaizdą, tiesiog pažiūrėkite į lango juostą po programa. Suspauskite pirštus, atsitraukti į save arba pasilinkti į kitą pusę. Na, jei labai norite kaklo mankštos, galite iškelti langą ir į lubas. Taigi eikite į panoramą kairėje šonėje juostoje, pasirinkite paveiksliuką ir išplėskite vaizdą viršutinėme dešiniajame kampe. Ir tai pirmą kartą galite pamatyti realaus dydžio panoramas. Tai apgaubs jūs, ir nufotografavus bet kitą panoramą telefone, kaip iPhone, bus galima peržiūrėti per akinius. Ir tai ne viskas, galim pasinerti dar labiau fotografijos sritį, vadinama erdviniais garso įrašais, spatial audio. Ši funkcija turi papildomos dimensijos. Ir visą tai galima pažvelgti iš įvairių pusių. Atsidarant Apple TV, norėdami įsilinkti, suimkite pirštus ir traukite į tą pusę, kurioje yra turinys. Norint pajausti visišką ekrano magiją, reikia padidinti ekrano mastelį, kad jis tikrai užimtų jūsų erdvę ir galima pasijausti taip, lyg turėtumėte savo namų kiną. Šie akiniai sukurs tavo animacinį, o gal realų vaizdą, net nežinau kaip pasakyti. Nes kaip Apple reklamavo, kad tai bus realus veidas, bet iš apžvalgų, kiek mačiau, kitiem atrodo plaukai ten labiau susigarbanoja, kiti akys per ryškios. Tai pažanga jau yra didžiulė, bet ties visišką realybę dar reiktų padirbėti. Na, kad sukurti tą skaitmeninį veikėjams, reiks papildomai akiniams parodyti savo emocijas, kaip užsimerkimas, atsimerkimas, išsižiojimas, akių supratom. Na ir iš tiesų pažiūrėkime, kaip šita persona veikia FaceTime. Kiti žmonės matys ne tik veido išraiškas, bet ir rankų gestus, kurie dar taip nelabai gerai veikia. Ir visa tai bus realiu laiku. FaceTime žmonės labiausiai šokiravo tai, kad jeigu susikūrėte didelę grupę FaceTime pokalbio ir matome žmonės apsuptyje, ir jie taip pat mato, jeigu aš atsisuku į kairę pusę ir kalbu su tuo žmogum, tas iš kairės žmogus, kuris kalba su tavimi, žiūrės ir matys tavo akis, kad tu atsisukai jį ir kalbi su juo. O dešinėje pusėje matys, kad tu užsisukęs kalbi su kažkuo kitu. Čia gal kokį podcastą tu bus galima kurt, kad čia suprasi, kas su kuo kalba. Nuo mūsų palankesnis bendravimo būdas yra rašinėjimasis, Z karta, ne? Ir kaip taip galima rašyti? Galima rašyti rodomaisiais pirštais tik tai ant skaitmeninės klaviatūros, kuri neveikia taip sklandžiai, kaip turėtų veikti. Antras būdas - žiūrėti į skaitmeninę klaviatūrą ir žiūrėjus galima paspausti rankų gestą ir pasispaudžia mygtukas. Arba trečia, tiesiog naudojant mikrofoną. Atvira aplinka iš namų. Dabar pasirinkime vieną iš jų. Aplinka leidžia išplėsti erdvę. Tai nėra visiškai realistiškas, bet tikrai labai nuostabus skaitmeninis vaizdas. Taip pat pasinerus į šį pasaulį vis tiek šiek tiek galima matyti aplinkinius. Taip pat galite valdyti, kiek norite pasinerti į tą erdvę, sukdami viršutinę svirtelę. Na, pirmas klausimas, kurį pats savo uždaviau, yra, kokias dar galima naudoti programėlės trečiųjų šalių. Tai kaip matėte, yra integruotos programėlės kaip Apple Music, Maps, Notes, Disney+, ir kai kurių programėlių matoma, kad dizainas yra panašus kaip ir iPad'ą. Na ir taip pat youtuberis MKABHD turi savo mėgstamiausias trečiųjų šalių programėlės. SkyGuide, tai galima stebėti žvaigždynus, išimti horoskopą, paskaityti. Taip pat Jigspace, 3D produktai, nes gal tu koks kolekcionierius ir nori sužinoti, ir tavo mašina tilps name. Nuo mano manymų, kūrybiškiausia programėlė yra skaidrių demonstravimas ant Apple Studios. Steve Jobsas, hello. Dar jei pasileisti į scenos triukšmą ir tu matytai, kaip blykstės eina, fotkina tave, tikrai gali pasijausti ir manau geras praktikos būdas, kaip
pasipraktikuoti ant scenos. Jei nespėjote pamatyti dinozaurų pasaulio, jį galite pamatyti Apple Vision jau įdėktame į šiuos akinius. Tai interaktyvus pasakojimas perkelintis prieš istorinius laikus tiesiai jūsų kambarį. Kaip kiekvienas video editorius, kaip ir aš, manau, mums labiausia palankiausia funkcija yra MacBook'o ekrano išdidinimas. Prisijungus prie MacBook'o galima išplėsti ekrano mastelį, MacBook'o ekranas užtemsta ir galima stebėti 4K rezoliucijos didžiulį monitorių. Aš tikrai matau didžiulę problemą, nes šis ekranas yra 15 inčių, tikrai nepatogu žiūrėti visą dieną šį mažą ekraną ir aš tikrai manau, kad išspręs didžiulę problemą keliautojams, jums nebereikės dėtis didžiulio monitorio į lagaminą arba lėktuve, jūs net negalite įstraukti monitoriaus, aptemdus aplinką, įsijungus AirPodus noise cancellationas, tu net nebesijausi, kad tu esi lėktuve ir tu galėsi montuoti vaizdo įrašus ant didžiulio ekrano. Naudojant Apple Vision Pro jūsų vieta neapsiriboja ties vienu monitoriaus ekranu. Galite naudoti visą savo erdvę, kad įgautumėte kitą dimensiją. Atidarykite paštą ir jūs galite įsilinkti kur norite. Astronomija, hebra, tai yra tikrai pirmieji akiniai, kuriuos galime pasijausti, kaip tu esi koks astronautas. Apple išreklamavo, kad vidinės kameros filmuojančios savo akis bus perkeliamos ant ekrano ir mes galėsime matyti kitą žmogų, vos ne kaip jie atrodytų beveik be tų akinių. Bet vėlgi ištestavus keliems youtuberiams nėra labai matomos tos akys ir aš pats nemanau, ar tai labai vertas dalykas. Na dabar tiek daug gražių dalykų pasakau, perkime į minusus. Tai pirmas minusas, kad sveria 150 gramų, kas yra tikrai mažas svoris, palyginus su kitos rinkos VR akiniais, bet kitų akinių dizaine yra svorio balansas, tai yra tiek gale, tiek ir priekyje. Važiau parodysiu, Apple akinius yra priekyje, bet gale jo nėra, nes mes naudojame bateriją. Na, prakalbus apie bateriją, reikia visur tą išorinę bateriją nešiotis, o galėjo tiesiog padaryti svorio gale ir būtų tas balansas geras. Laiko 2-4 valandas, kaip ir kiti akiniai. Priekyje yra daug stiklo, daug metalo. Atrodo nelabai atsparus nukritimams, nes išorėje yra sensoriai, stiklas, metalas. Taip pat nėra svarbiausių aplikacijų kaip Spotify, YouTube, Netflix, ką mes jau pirtume šių akinius, kad žiūrėti vaizdo įrašus. Pirmas dalykas, nereikia kontrolio, reiškia užsidėt akinius, įsidėt išorinę bateriją ir nereikia joystickų, jokių pultelių. Viskas reguliuojama savo rankomis ir visa tai atliekama labai funkcionaliai. Tas meniu valdymas čia reikia labiau pajausti pačiam, kad jei meniu stovi, jisai nebanguos, jisai stovės visiškai toje vietoje, bet sako žmonės, kad reikia priprasti, tai yra labai geras dalykas, nes tada tikrai gali jaustis kaip monitorius. Nors yra programėlių integruota būtent šiem akiniam, bet daug programėlių net ir įdiegtų į pačius akinius turi dizainą kaip iš iPad'o. Toks biški bameris, nes mes visgi mokam 3500 eurų. O beje, parašykite jūs į komentarus, ar jūs mokėtumėte tokią sumą, ar man reiktų pakeisti šios akinius už 4 eurus. Čia plius tie akiniai, kur dedasi telefoną, žinot. Na, kadangi labai seniai kalbėjom apie Apple, aš dar norėčiau padaryti atskirą video apie savo Apple M1 Pro kompiuterį. Tai yra sakoma, kad bando vystyti žaidimų rinkoje ir aš norėčiau ištestuoti, kaip jisai veikia žaidimus. Tai surinksime 500 laikų, tikrai padarysiu video, kaip ištestuoju žaidimus ant šio MacBook'o. Na ir subscribinkit, kad nepraleistumėte kitų įdomių tech video. Su jumis bus Joris ir sutiksime greitai iki subscribe, like.